Ekspedicija Sibire svarbiausia projekto Misija Sibiras dalis. Kasmet ją atrenkama apie 20 labiausiai motyvuotų jaunuolių, tvarkysiančių ir renovuosiančių lietuvių kapinaitės. Dėl darbo tai jaučiu labai didelį pasitenkinimą. Net keista, kai jo padarai po dienos ir pasižiūri, kad ir pavargęs visą kitą, tačiau jauties labai gerai tikrai. Kad kažką darai ne dėl savęs, bet tiesiog galėsi po to vaikams savo pasakyti, kad va, aš važiavau iš tikrųjų ir tvarkiau. Stipresni žmonės iš karto grėbėsi tokių sunkių darbų, kaip medžių pjovimas, rovimas, nešimas, o kiti silpnesni, gal ypatingai merginos, jos kruopštesnius darbus mėgsta, jos puolė greit išvalė, viską išnešė, išskrapštė ir tikrai tai buvo savaime, mes to nesitarėm, nesiderinom. Projektas Misija Sibiras jau ne kartą tapo netikėtų atradimų vieta. Vienas iš tokių pavyzdžių – Trakų gyventojo Romualdo Jokšo tėvo kapas, kurį jis išvydo per televiziją žiūrėdamas Misija Sibiras 2009 dokumentinį filmą. Aš pamačiau tik tai reklamą ir pažinau tėvą. Paskui, aišku, labai įdomu pasidarė, kadangi aš nežinojau, kur jis yra palaidotas. Žinojau, kur jis yra, kur jis gyveno, Balchaše, bet kada mirė ir kada palaidotas, aš nežinojau. Tada jau man įdomu pasidarė ir aš, pirmas tokia mintis, kad į televiziją kreiptis ir galbūt ten man ką nors koordinatės kažkokias ar kas, ar nuotrauką, ar gal kokia juostelės gabaliuką. Vis dėlto tėvas, taip. Dalia Vitkauskaitė, Misija Sibiras 2008, ištrauka iš dienoraščio. Aš vaikštau savo prosenelio takais, prosenelio, kurio niekada taip ir nepažinojau. Ar pažinsiu jį čia, Biriusinske?